Šį vakarą bendrausime su 3 jaunosiom rašytojom, kurios visos yra pakeliui į pirmąją knygą. Ir vyriausiai iš jų yra 22 metai, jauniausiai 18. Tai yra vakare dalyvauja Indrė Bručkutė, poetė, taip pat rašanti prozą, mokosi muzikos ir teatro dramaturgijos studijų ir kūrybą skelbia nuo 14-15 metų, pasižymėjusi įvairiausiuose festivaliuose, kūrybiniuose konkursuose, nuolat laimėjusi netgi pirmosios knygos konkursą. Jos pirmos knygos laukiam pasirodančios poezijos knygos. Taip pat Paula Urbonaitė, 95 gimimo. Mokėsi ir augo Marijampolėje ir nuo 2014 yra vaizdo režisūros specialybės studentė Vilniuje. Paula rašo prozą ir studijuodama akademijoje vaizdo režisūrą, iš tikrųjų labai rašo tapybiškais vaizdais ir jos kūryba skelbta Nemune, mėnraštyje Metai, susilaukusi labai gražių įvertinimų. Taip pat vakare dalyvauja Joana Gimberytė Juronė, kuri rašo nuo 12-13 metų, rašo prozą ir taip pat rašo eseistiką, bendradarbiauja katalikiškam leidiny Artuma ir taip pat dalyvavusi daugelyje konkursų ir yra pakeliui į pirmąją prozos knygą, studijuoja socialinius mokslus Kaune. Taigi šiandien bus 3 visiškai skirtingo savo charakterio, skirtingų pasaulėjautų merginos, kurios tikrai turi, taip nepergiriant, turi savo braižą jau, turi savo kalbą susiformavusią. Visas 3 vienyje dar ir vienas įdomus faktas, kad jos priklauso kažkokiam mistiniam povui. Pavadinimas povas, aš tą žinau šitą žodį nuo vasaros. Jisai skamba ir dabar tiesiog paprašysiu, kad mergaitės ir paaiškintų, kas yra tas povas. Aš tai žinau, kad povas tai kažkaip lyg mirties simbolis yra, bet čia nesusijęs su tuo. Tiesiog kiekviena pasakykite, kas tas povas yra ir kodėl. Tai mes tiesiog pagalvojame, kad labai trūksta kažkokio bendradarbiavimo tarp tos kartos kūrėjų, kuriai mes priklausom, tai yra dabar pradedančiai arba pradėjusiai prieš keletą metų kurti ir kad trūksta kažkokios bendruomenės, kurioje mes galėtume susirinkti ir pradėti rašyti ir daryti kūrybinės dirbtuves ir kartu prisistatyti, nes kai kada yra ne taip ir drąsu pačiam siųsti savo kūrybą arba pačiam prašyti, kad kviestų į skaitymus ir kai gali su tam tikra bendruomenė eiti kartu yra žymiai paprasčiau ir lengviau. Ir man tai yra tam tikra aplinka, kurioje man malonu skaityti tų žmonių kūrybą ir man malonu būtent tie žmonės, kurių įdomu girdėti nuomonę apie mano kūrybą ir kurios norisi išklausyti nuomonės. Tai gal tai yra tam tikra kūrybinė terpė. Ir POV yra trumpinys žodžio angliškų point of view, tai yra požiūrio taškas. Ir tai paprasčiausiai turbūt mes norim neradom tokios bendruomenės ir norėjom pačios ją tarsi ir atrasti, kur sutaptų tų, kurie susibūrė, požiūrio taškas. Ir kol kas mes esam tik 3, buvo šiek tiek daugiau, nes dar buvo vieni skaitimai, kur buvo tikrai nemažai skaitančių, ar 7, ar kažkas tokio. Ir tai kol kas mūsų 3 sutampa požiūrio taškas į tai, kiek mes žinom, ir kai atsiras daugiau žmonių, kuriem patinka panašus dalykai, kurie galbūt tiki tuo pačiu, kurie taip pat mato vienus ar kitus reiškinius, tai tada be abejo pirmyn plėstis. Tai galima gal atsiminti tai, kaip mes susipažinom su Indre, kad Rašytojų sąjunga darė stovyklą kaip ir mokiniam, kurie pradeda rašyti. Ir žodžiu, buvo Ričardas Šileika atvažiavęs, Danielius Mušinskas, tas metų redaktorius, kas dar Marčėnas buvo atvažiavęs, kuris mus ten labai tarkavo. Bet atsimenu, kad mes labai visi susibendravom, nes mes turėjom tą bendrą tikslą, kad mes norim rašyti ir norim kartu tobulėti. Ir paskui, kai baigėsi ta stovykla, ten trunka savaitę,
Ir kažkaip labai liūdna buvo, kai visi įsiskirstėm. Aš į Marijampolę, kiti ten į Klaipėdą, kiti į Kauną. Ir kažkaip norėjusi toliau bendrauti. Ir gal iš to jo norėjimo bendrauti, norėjimo palaikyti ryšį, nes jau tarp mūsų ir yra tas literatūrinis ryšys. Tai iš to ir kilo tai povo idėja, bent jau man tai vienas iš tų dalykų. Sistema užkrauta duomenimis. Prašome perkrauti. Jūsų pasirinkimai. Įdiegti iš naujo, prarasti viską. Kodėl negalite apsispręsti? Bijau, esu nevykėlis, nesusipažinau su taisyklėmis ir nuostatomis. Siūlome jums pradžiamokslį. Kol skenuosime, ar nesate užsikrėtęs virusu ar bakterijomis, galite pažaisti šį žaidimą. Išrūšiuokite plastiką ir popierių. Jūsų meninis išsilavinimas lygus 0. Taškai 0 lygus 0. Prašome netešti mūsų duomenų bazės. Žaidimas baigtas. Grįžkite į pradžią. Sveikas atvykęs. Ar jūs registruotas vartotojas? Mes jūsų dar nematome, bet vis dėlto esate niekuo neypatingas. Žinote, tai tikrai ne dėl to, jog visada jūs stebime. Tokios informacijos negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Ką aš šiandien sapnavau? Atsibudau dar vis apdujus. Buvo lyg ir visai kiti laikai, ruošiausi tekėti, bet žinai, senoliai. Buvom labai įsimylėję, bet mano motina man norėjo turtingesnio jaunikio. Aš turėjau geriausią draugę, Emiliją, kuri mane sveikino su artėjančiam vestuvėm. Tavęs tuo metu šalia kažkodėl nebuvo, matyt atlikai karinę tarnybą. Nežinau, niekad nesižavėjau armiją. Mes su Emilija sėdėjom prie tokio raižyto staliuko. Gėrėm popiečio arbatėlę, buvo saulėta ir mes abi dėvėjom tokias raukiniuotas sukneles, bet tu suvoki, kad tas jaunikis sapne, tai ten ne aš. Jos buvo šviesiai mėlyna suknelė, mano rožinė. Ilgos, o padurkai ilgi, raukiniuoti. Suvoki jo. Ir Emilija jau buvo ištekėjusi. Jos vyras irgi sėdėjo prie stalelio ir jie kartu man pasakojo, kokia laimė yra santuoka. Mama juokėsi, nusivalė jogurtą nuo lūpos krašto, tylėdavo paėmė puodelius, padėjo ant grindų. O tu nenorėtum, mama? Kotletų. Norėčiau, aišku, norėčiau, paskui pridūrė. Pasislink, Emilijai, priimk mane. Tai kada kepsim, vėl klausdavau, bet mama vengdavo atsakyti, o aš spėliodavau, klausdavau, gal ryt, gal poryt. Gal kitą mėnesį, ne, kitais metais. Mes taip ir užmigdavom, aš spėliodavom, mama išsisukinėdavo, o ryte sugrįždėdavo laiptai, mes pabusdavom, o atmerkę akis pamatydavom tėvą išpurtusiu veidu. Tas nužvelgdavo mūsų, o paskui surikdavo mamai. Rasa, pas mane, o tu miegok ten. Tėvas tikrai labai mylėjo motiną. Taip mylėjo, kad ne vienas vyras neišdrįsdavo ją pažiūrėti, o moterys pavydėjo, nes į mamą žiūrėjo primerkusios akis ir suraukę kaktą taip lyg po spangulę kramtytų. Viena iš to pavydo net apspjovė mamą bažnyčioje. Spjovė, o paskui dar bambėjo. Ką šitą čia daro? Moteris už jos gūžčiojo pečiais. Aš jau žiojausi jas apriekti, kad pavydi mamai, kad negražius ir storos, kad susenė anksčiau laiko, bet mama tik suspaudė man riešą. Einam arčiau, sušnabždėjo. Iš čia nieko nematysi.